1000 koinėje lygu 1000, 1000 indėlyje lygu 1030. Jei turime 1000 eurų koinėje, stebuklų neįvyks. Po metų toje koinėje ir rasime savo padėtus 1000 eurų. Tačiau, jei pasirinktume ne koinę, bet indėlį, indėlio palūkanos papildytų mūsų piniginę ir gale metų jau turėtume apie 1030 eurų. Jei padėtume 10 000 eurų indėlį, per metus galėtume uždirbti 300–400 eurų. Lietuvoje dar beveik 3 iš 4 eurų yra laikomi einamosiose sąskaitose. Jie tiesiog guli elektroninėse koinėse nenaudojami, o jų potencialas uždirbti palūkanas paleidžiamas vėjais. Banko atstovai skaičiuoja, kad taip klientai per metus praranda beveik 160 milijonų eurų potencialių pajamų. Šis pavyzdys parodo, kad prasmingiau pinigus laikyti indėliuose ir už tai gauti papildomas pajamas, nei tiesiog pinigus laikyti.